esu Arvydas Šiškauskas. Mano tema yra degtinė, kaip jau sakė. Šiandien jums paruošiu degtinės kokteilį, kuris vadinasi Barbara. Bet gal pradžiai apie save. Esu linksmas, mėgstantis bendrauti žmogeliukas. Labai mėgstu būti draugų kompanijom, labai nemėgstu būti vienas, skaityti knygų namuose. Gelbėtis, čia jaudulys biški, senos baimė, bet ką įstoj. Tai vat, labai mėgstu klubus. Šiaip šitą mokslą pasirinkau vien dėl to, kad mano brolis yra barmenas. Ir visą laiką tekdavo sėdėti ir stebėti, kaip brolis dirba, ir kažkaip sugalvojau, kodėl mane pabandžius ir pakeisti sėdimą vietą, ateiti už barą padirbėti. Tai vat, atėjęs čia galvojau, kad čia nieko daug nereikės mokytis, tokias liksios panešiuoti ant staltės apakros ir viskas, bet biškai smarkiai suklydau. Bet nesigailiu iš tikrųjų, nes labai turim gerą auklėtoją, labai geri mokytojai visi mumis palaiko, ko nemokame paaiškina. Taigi, biškai pakalbėsiu apie degtinę. Degtinė. Kas degtinė yra? Degtinė yra tai vandens ir spirito mišinys. Manoma, kad degtinė kilo iš Lenkijos arba Rusijos. Bet pirmenybę teikčiau Lenkijai, nes rašytiniuose šaltiniuose Lenkijoje degtinė buvo paminėta 13 amžiuje, jeigu neklystu, o Rusijoje tik tai 17 amžiuje. Tai vat, turbūt mano manim, kad ir degtinė turėtų būti kilus iš Lenkijos. Degtinė Lietuvoje gaminama taip pat ir jau nuo senų laikų ir turi savo gilias tradicijas, renkuosi iš lietuvišką degtinę pastoviai, kur jeigu baruosi geriau, nes tai pigiau. Jau seniai kažkas neįperka. Taigi, vat, po to degtinės būna, javų degtinės būna, ryžių, anyžių, iš cukranendrių. Populiariausios šalis pasaulyje gaminančios degtinę tai būtų Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija, Lenkija, Rusija, Suomija. Visi žinome Suomijos, Finlandija, irgi skirtinė degtinė. Tai vat, tai gal tiek apie degtinę ir dabar pristatysiu jums savo kokteilį. Į mano kokteilį, kaip ir minėjau, Barbara bus pavadinimas. Įeina dabublikeris 20 mg, degtinės 20 mg, grietinėlės 20 mg ir pabaigoje užbarstysiu viską muskato riešutu. Taigi, va. Pilu 20 ml. Kaip ranka. Ja. Labą dieną, esu Lina Bagdonaitė. Ištraukiu alkoholinį gėrimą romą ir paruošiu jums romo kokteilį. Romo tėvynė Karibų salos, tai mažieji didieji Antilai, Kuba, Puerto Rikas, Jamaika. Romas gaminamas iš cukranendrių sulčių arba nuo cukraus gamybos likusios cukranendrių melasos. Su baltuoju romu yra maišomi kokteiliai, nes jis yra švelnaus aromatingo skonio. Tai geriausia gerti su ledu, likeriu, gazuotu vandeniu ir su kitais produktais. O rudasis romas yra stipresnio aromato, todėl tiekiamas su ledukais, taip pat geriamas grynas. Tai jums padarysiu romo kokteilį Karibų naktis. Štai mano visi komponentai. Į Karibų naktį įeina 40 ml rudojo romo, 30 ml apelsinų sulčių, 40 ml ananasų sulčių ir 10 ml citrinų sulčių. Įdėsiu daugiau ledo kubelius, nes noriu gerai atšaldyti ananasą.
paruoštas kokteilis? Šiandien jums pagaminsiu aperityvinį vaisinį kokteilį pavadinimu Amerikos šlovė. Galiu papasakoti trumpai jums apie patį putojantį vyną. Kadangi tai yra labai plati tema, aš jums papasakosiu ją taip glaustai. Pats putojantis vynas atsirado gana senai, niekas tiksliai negali pasakyti, nuo senų senovės jau net egiptiečiai gerdavo vyną. Bet putojantis vynas atsirado tik tada, kada atsitiktinai nebaigęs fermentuotis vynas suputuodavo. Ir vindariai vadindavo šitą vyną velnio vynu, kadangi talpos, kuriuose jis buvo brandinamas, sprogdavo, neatlaikydavo tos visos įtampos. Šiaip šitas kokteilis yra aperityvinis ir jis turėtų kelti apetitą, bet aš skirčiau aperityvui pirmą vietą vermutą, stiestą su paprastu gazuotu vandeniu. Šiaip putojantis vynas yra skirstomas pagal cukringumą, spalvą ir pagaminimo būdą. Yra žinomi 3 putojančio vyno rūšys, tai būtų baltas putojantis vynas, po to rožinis ir raudonas. Deja, bet raudono mes jau nebesutiksim, nes jis yra uždraustas. Kodėl? Nežinau. Taip, šampanu galime vadinti tik Prancūzijoje pagamintą putojantį vyną, Šampanės regione iš griežtai apibrėžtų taisyklių ir iš tam tikrų vynuogių. Deja, tačiau sutinkame šampano pavadinimu ir kaimyninėje Baltarusijoje, kadangi ten ES taisyklės negalioja, tai jie ten savo putojantį vyną ir vadina drąsiai šampanu. Rusijoje taip pat galite surasti sovietskoje šampanskoje, bet tai nėra šampanas. Na kągi, tuomet aš pradėsiu gaminti kokteilį ir šiam kokteiliui mums reikės grūsto ledo. Tai pats gėrimas yra ruošiamas taurėje ne šiaip savo, kadangi mes negalime plaktuvėje plakti gėrimo su angliarūgšte, nes vieną kartą jau aš čia bandžiau šitą, čia buvo mano pati pirma pamoka kaip barmeno ir pamoka visam gyvenimui, kadangi kai suplakiau visas apsitaškiau ir įsiminiau, kaip negalima daryti. Taip, šiandien galvojau jums parodyti kokių triukų, bet persigalvau, nes viskas bus jam žinoma. Pagalvojau, kad jeigu sudaužysiu kokį butelį, tai tikrai bus daugiau gėdos negu kad įprastai. Taip, pirmas komponentas yra granatų sirupas. Baro geriausia reklama yra švara, todėl po kiekvieno komponento mums reikia išsiplauti savo įrankius, viską pasiruošti darbui, kaip priklauso. Taip, antras komponentas būtų apelsinų sultis. Jų pilsime 40 ml. Dar kol atsimenu, papasakosiu, kaip taisyklingai reikia atidaryti šampano butelį. Šiaip pas mus čia Lietuvoje daug sutinkame žmonių, kurie mėgsta šaudyti šampano kamštį, kaip žaisti, kaip su šautuvu, bet tai yra netgi kaip pasityčiojimas. Kadangi šampanas, jis turi būti tausojamas, kam jį pilsyti gerą daiktą, tai, na aišku, ten tokiuose vietose kaip formulės lenktynėse, ten jų priimtina. Tai būtų trečias ingredientas citrinų sulčių. Citrinų sulčių dėsiu 10 ml. Šiaip manyčiau, kad šitam kokteiliui turėtų taurė būti gerokai didesnė. Taigi, dabar visus šios 3 komponentus aš sumaišysiu baro šaukštu. Na ką, liko mums vienas iš paskutinių ingredientų. Tai putojantis vynas, tikrai ne šampanas. Taigi, sakiau, kad paminėsiu, kaip jį reikia atidaryti. Tai tiksliai, jeigu papasakoti, tai šampanas turėtų būti atidaromas laikant butelį 45 laipsnių kampu, kad sąlytis su oru būtų kuo didesnis. Tuomet šampanas mažiau putoja ir savaime kokybė gaunasi geresnė.
Taigi, kas dar vienas iš įdomesnių dalykų, tai kad perskaičiau ir išmokau, kad atidarant šampano butelį reikia sukti ne kamštį, o patį butelį. Ir papildomi papuošimui naudosime apelsino griežinėlį. Taip, šitam kokteiliui šiaudelio nėra, nes jis yra aperityvinis. Taigi, kokteilis paruoštas, belieka tik paskanauti. Dėkui už dėmesį.